Statydami individualius namus naujakuriai susiduria su kanalizacijos tinklų įrengimo klausimais. Tad klausimas, kokias medžiagas pasirinkti nuotekų sistemai įsirengti, aktualus kiekvienam šiuolaikinio individualaus namo statytojui. Nuotekų vamzdžiai yra gaminami dviejų paskirčių - vidaus nuotekų vamzdynai ir lauko nuotekų vamzdynai. Vidaus nuotekų vamzdžiai gaminami iš polipropileno nuo 32 iki 110 diametro, o taip patgi visos fasoninės dalis, kurios užtikrina vidaus nuotekų sistemos vientisumą. Ir būtent šita sistema yra išimtinai montuojama pastato viduje. Lauko nuotekų vamzdžiai gaminami iš polipropileno ir PVC. Polipropileniai vamzdžiai yra skirti buitiniams ir lietaus nuotekoms, o taipogi pralaidoms, o PVC vamzdžiai skirti buitiniams nuotekoms ir jie yra gaminami nuo 110 iki 400 diametro, tačiau dažniausiai privačioje statyboje yra naudojami 110 ir 160 diametrai. Taipogi galime pasiūlyti pilną PVC vamzdžių fasoninių dalių asortimentą, kad užtikrinti visos sistemos vientisumą. Rinkdamiesi lauko nuotekų vamzdžius iš PVC siūlome atkreipti dėmesį į tarpinę. Rekomenduojame įsigyti vamzdžius turinčius dviejų dalių tarpinę. Tai yra viena dalis iš gumos, kita dalis iš geltono plastiko. Guminė tarpinės dalis užtikrina sistemos sandarumą, o plastikinė tarpinės dalis neleidžia guminiai daliai persisukti ir išsinerti vamzdžiams. Montuodami vamzdžius tiek lauko nuotekų, tiek vidaus nuotekų nepamirškite tarpinę sutepti montavimo pastą. Kokie būna lauko šuliniai, kokia jų paskirtis ir kaip tinkamai pasirinkti. Pagal tai, kokiai paskirčiai rinksitės šulinį, jis gali būti montuojamas su drenažo, lietaus nuotekų arba buitinių nuotekų sistemomis. Šuliniai būna nuo 200 mm iki 1000 mm skersmens, tačiau privačiose statybose dažniausiai naudojami šuliniai yra 400 mm skersmens. Šulinio sudedamosios dalys yra šulinio pagrindas skirtas buitiniams nuotekoms arba šulinio dugnas skirtas drenažo arba lietaus nuotekų sistemoms. Šulinio stovas dviguba sienelė, kurios vidinis sluoksnis yra lygus, o išorė gofruota, ir šulinio dangtis. Šulinio dangtį siūloma rinktis pagal tai, kurioje vietoje bus montuojamas - važiuojamoje dalyje arba žalioje vejoje. Tai yra kietaus dangtis arba plastikinis. Atkreipiame dėmesį, kad dvigubo sienelės šulinio stovas yra ypatingai standus ir atsparus gniuždymui, todėl jį galima montuoti tiek vertikalioje pozicijoje kaip šulinio stovo, tiek horizontalioje pozicijoje kaip pralaidą. Plastikiniai šuliniai dėl savo svorio yra ypatingai lengvai montuojami, todėl nereikalauja specialios įrangos ar technikos. Namą besistatantys žmonės gyvena svajonėmis apie jaukų būstą, išpuoselėtą aplinką, užsiėmę statybų rūpesčiais ir įkurtuvių džiaugsmais dažnai nepastebi, kad įsikuria pelkėje. Tai kaip pasirinkti drenažo ir lietaus sistemas? Jeigu jūsų sklype kaupiasi lietaus nuotekų vanduo, tuomet jums būtina įsirengti drenavimo sistemą. Parenkant drenažo vamzdžius labai svarbu žinoti, kokioje dirvoje jie bus montuojami. Nesvarbu, kokius drenažo vamzdžius be pasirinktumėte, būtina aplink juos suformuoti 10–15 cm žvyro sluoksnį ir ypatingai atkreipkite dėmesį, kad drenavimo sistemos būtų kuo paprastesnės. Drenuojamą lietaus nuotekų vandenį jūs galite nuvesti į artimiausią melioracijos griovį, tačiau norėdami efektyviau panaudoti lietaus vandenį, galite pasirinkti Rainėjo lietaus nuotekų valdymo sistemą. Ši sistema leidžia sukaupti perteklinį lietaus vandenį ir jį infiltruoti į gruntą. Taip pat šią sistemą galima panaudoti kaip kaupyklą. Sukauptą joje vandenį galima panaudoti įvairiomis paskirtimis, tai yra vejos arba šiltnamių laistymui.